Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga. Utenoje šiandieną lankosi išties garbingas svečias. Šiandieną Utenoje lankosi Japonijos ambasadorius, kuris lankėsi Utenos rajono savivaldybėje, o taip pat žinoma apsilankė ir kūrybinių industrijų centre Taurapilis, kuri yra įsikūrusi Utenos radijos studijoje. Būtent šiuo metu Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toje Šigida lankosi Utenos radijos studijoje ir artimiausiu metu mes jau kalbinsime. Taigi, laba diena. O tiksliau Jokosau reikia pasakyti ir Japonijos ambasadorių Lietuvoje. Labą dieną, gerbiamas ponė mieste Utena, mano vardas Šigida, Japonijos ambasadorius Lietuvoje. Aš atvykau į Lietuvą praėjusiu metu. Lietuvų kalba labai sunkus, bet aš mokausi kasdien. Šiandien labai malonu jūs matyti čia. Džiugu, kad Japonijos ambasadorius moka daugiau lietuviškai nei mes japoniškai, o šiandieną Japonijos ambasadorių lydi ir vertėjas Renatas Kirtiklis. Sveikinuosi ir su Renatu. Renatai, jūs gelbėsite mums pateikiant klausimus Japonijos ambasadai. Taip, mielai. Taigi, pirmasis klausimas. Gerbiamas ambasadorių, sakykite, koks jūsų vizito tikslas lankantis Utenoje ir, žinoma, kokį įspūdį paliko jums Utena? So, dear Ambassador, what is your aim of the visit to Utena city and what kind of impression do you have about Utena? Thank you very much, and Rabbi Achu, so the Pone, so I'm very honored to be able to hear in Utena. I come here to pay respect to the mayor of the city, and so they have some friendship with the people of the city Utena. Taip, man yra didelė garbė lankytis Utenoje ir vienas iš mano vizito tikslų yra mandagumai vizitas pas gerbiamą merą ir taip pat užmegzti draugiškus ryšius su Utena ir Japonija. Lithuania and Japan so far away from each other, 9,000 kilometers, but so the two countries have many things in common, and Japanese people, so they become more and more interested in Lithuania. And so that I think two countries' friendship will be strengthened through the cooperation of the city-to-city relation. That is the reason I come here today. Japonija ir Lietuva yra geografiškai toli. Šias šalis skiria 9,000 kilometrų. Tačiau vienas iš mano tikslų yra, kad užmegzti draugiškus ryšius ir Japonai vis daugiau ir daugiau domisi Lietuva ir manau bendradarbiavimas tarp Japonijos ir Lietuvos tik stiprės. And so what is impressive to me in Utena is that this city is very clean and very neat and is beautiful, and I'm very impressed. So many young people have more chance to do their own activity and doing many things for the benefit of city. I'm very encouraged to see such young people. I'm very really impressed by the initiative taken by the mayor and also many the adult people of the city for having developed this city so successfully and brilliantly. Taip, man didelį įspūdį palieka Utena ir tai yra labai švarus, labai jaunatviškas miestas. Taip pat aš labai džiaugiuosi matydamas, kad labai daug jaunų žmonių gali užsiimti savo veiklą ir taip pat meras taip pat atlieka labai didelį darbą, sėkmingai vystydamas miestą. Klausimas gerbiamam ambasadoriui. Pokalbio metu Utenos rajono savivaldybėje susitikime su meru. Jūs minėjote, kad tiek Japonijos ambasada galės bendrauti kultūrinėme lygmenyje ir galbūt net artimiausių metų Japonijos ambasada pasiūlys Utenai kultūrinius tam tikrus mainus ir atvešite arbatos gėrimų ceremonijos renginį, taip pat kovinių sportų renginį ir net pažadėjote, kad Japonijos ambasada ko gero padovanos Utenai ir sakuro. Yeah. And quite right and interesting because the Lithuania has a lot of things, so the cultural one, so the modern and traditional one. Japan has also the traditional, so the culture and modernized culture.
the culture for younger people, and we can make more good friendships and better friendships by exchanging cultures. And this year is the 25th anniversary of the two countries for diplomatic relations. As I mentioned, šios metais minima diplomatinių santykių tarp Japonijos ir Lietuvos su kūrimu, 25 metų sukakti. And šis šokis yra dar arčiau, dar draugiškiau. This is what I like to say to you. Two countries have a more chance to come together through the cultural cooperation. Yes, and the 2018, Lithuania has a very important year. And 2020, Japan will host the Olympics and Paralympics game, and we have many chances to come together. And so I like to strengthen the two countries' cooperation by grassroots level by supporting cultural exchange. Like to invite Japonios Albertus Ceremonia, and also Japonios Shokis, and Japonios Daina, and also the Sakura Sakura's planting. This is one of the symbolic of Japan, and also like to invite more Lithuanian culture to Japan. Taip, susitikimas buvo labai įdomus ir aš manau, kad abi šalis gali suartėti kultūrinių mainų pagalba. Ir šie metai yra 25 metai nuo diplomatinių santykių atkūrimo ir 2018 metai bus taip pat labai svarbus Lietuvai, o 2020 metais Japonijoje vyks olimpinės žaidynės. Taigi norėčiau stiprinti bendradarbiavimą tarp abiejų šalių, taip pat ir kultūrinių programų ir kultūrinių mainų pagalba. Ką galėtumėte palinkėti uteniškiams, kuriems išties Japonijos ambasados vizitas čia Utenoje, skamba pakankamai egzotiškai ir žinia, kad tai yra tolimųjų rytų šalis. What is your wish to Utena residents? What is your... And I have an impression that Utena is the very well-balanced city. So many people are very actually active, and many cultures asset, and also the industry is also becoming more and more actually strong. I think people of Utena seem to be very friendly, so that I also recognize when I came here, the city, and have a connection with certain number of Utena people. I wish that, I hope that Utena people as kindly support the cooperation and exchange of young people between two countries. And I like to inform Japanese people of my impression of Utena city. That is, namely, the people in Utena is very friendly, very active, and very creative. So let's come to Lithuania and pay visit to Utena. Taigi, aš susidariau įspūdį, kad Utena yra labai gerai subalansuotas miestas tarp pramonės ir gamtos, ir Utenos gyventojai yra labai draugiški. Ir aš linkiu, kad Utena palaikytų savo jaunimą, kuris yra labai aktyvus ir labai kūrybingas. Aš perduosiu žinią Japonijai, kad Utenoje gyvena labai draugiški ir kūrybingi žmonės ir kad Japonai atvyktų į Uteną. Šiandieną spalio 19 dieną, trečiadienį, Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Japonijos ambasados Lietuvoje ambasadorius su palyda. Utenos radijas. Muzika, reklama, pramoga.